Labai daug emocijų, labai džiaugiuosi komanda, treneriais. Tie, kurie sėdėjo ir ant suoliukų išėjo po keitimų, visais labai didžiuojuosi. Atmosfera fantastinė, žiūrovai, palaikymas. Daugiau tokių rungtynių, manau, ir patys jie augtų kaip žaidėjai ir kaip komanda. Fanai labai daug padeda, ruošiasi, matosi, kad palaikymo ir labai ačiū. Šiais metais turėjom jau 2 amžiaus grupės Baltijos lygoje ir labai malonu, kad turnyras tapo labai populiarus ir galima sakyti vienas tokių gal iš prestižinių turnyrų jaunimo futbole ir tikimės, kad ta kartelė laikysis ir kaip sakoma, ir bus garbė žaisti ir džiaugiuosi tai, kad kiekvienam finale yra mūsų Lietuvos komanda ir triumfuoja mūsų Lietuvos komandos, tai reikia tik pasidžiaugti trenerių akademijų darbų ir tikėkime, kad tie jauni žaidėjai po kažkiek laiko papildys tą nacionalinę rinktinę. Ir tikrai papildys, nes jų karta, tikimės, ta kartų generacija duos kažkokius tai jau gerus vaisius. Buvo tikrai gerų rungtynių viso turnyro metu, kur atrodo mes jau persilaužėm į tą, sakykime, žingsnelis mažas, gal žingsnelis, bet jau žingsnelis į tą vyrišką futbolą. Tai akcentas būtų toks jaunimui, kad tai, ką padarei prieš tai, reikės daryti visą laiką žengiant į vyrišką futbolą ir iš šitų rungtynių būtent paskutinių finalo pasimti, kad toliau kovoti ir niekada nenusileisti dvikovose bei negalvoti, kad varžovas duos kažką arba leis kažką laisvai padaryti. Jau jie priaugo tokį amžių, kai nebebus niekada lengva ir nebebus taip lengva apžaisti būnant vien technišku arba gerai priimant sprendimus. Lai nesupyksta kiti miestai, bet Vilniuje ir vis tiek futbolo skaitau, kad ne tik sostinė, bet ir futbolo sostinė. Ta prasme, tai aš manau, kad tai yra, kaip sakoma, žingsnis, bet einant toliau, čia dar tik tai yra pusė kelio tiem jauniems žaidėjim, kad tai yra tik tai pusė kelio realiai. Ir kita pusė kelio tikrai bus sunkesnė, ženkliai sunkesnė. Žiemą perėmiau šitą komandą, tai iš tikrųjų įdirbis yra ir kitų trenerių iki manęs, kurie treniravo šios vaikinus, tai visiems sveikinimai ir linkėjimai, jie tikrai didelį darbą atliko, aš ką, sudėlioju, ko reikia ir kaip reikia ir rezultatas yra šiai dienai, malonu. Baltijos lygoje pirmas rungtynes pralaimėjome, bet paskui susikoncentravę, susikaupę, laimėjome visas rungtynes ir dabar mes esame nugalėtojai Baltijos lygos. Pralaimėjimą pradėjom prieš Bivaną, bet vaikinai tikėjo ir motyvacija ir tikėjimas pergalė šaunuoliai. Kaip kiekvienam sportininkui ateina, būna tokia kryžkelė, ką daryti toliau. Tai aš jums visiems palinkėčiau, kad toj būtent kryžkelė nebūtų abejonių ir kadangi eiti iki galo, noriu palinkėti, kad kažkada tai mūsų nacionalinė rinktinė būtent šitų jaunų žaidėjų pagrindų dalyvautų finalinėme etape tiek pasaulio ar Europos čempionate. Ir tikimės, ir visi tikimės, kad tai įvyktų kuo greičiau. Tikėjomės pergalės, tikėjomės laimėti taurę, tai manau vaikinai išpildė, ką prašiau jų aikštėje, tai
didžiausi sveikinimai. Vaikinam, daugiau nieko negaliu prašyti.